Sveiki atvykę į rinkos naujienų epizodą ir šiandien papasakosiu, kas įvyko praeitą savaitę. Kas bus šią savaitę, tai papasakosiu kitą savaitę, tad jeigu yra įdomu, tai prenumeruok kanalą, nes šią savaitę visos įmonės, didžiausios įmonės pranešinėja apie savo ketvirčio ataskaitas ir žinoma, tai judins rinkas labai stipriai. Tad jeigu tau yra įdomu toks dalykas ir tau norisi dalyvauti aktyviau rinkoje, stebėti ją, tai žiūrėk ir šitos epizodus ir jeigu tau patinka, spūstelk like ir prenumeruok kanalą. Na, o jeigu esi naujokas ir galvoji, kad tai tavęs nepaveiks, tai atskleisiu paslaptį, kad kažkiek tikrai paveiks, nes vėlgi akcijų rinka, ypač JAV akcijų rinka, tai yra 87-90 trilijonų rinka, palyginimui Lietuvos BVP yra apie 80 milijardų. Tai turint minti, kad tai yra 0,1% nuo vien JAV rinkos akcijų rinkos kapitalizacijos, pokyčiai tenai daro įtaką tiesioginę mūsų gyvenimui. Tad jeigu tai yra įdomu, žiūrėk. Na, aš pats buvau finansų konsultantas, padėjau žmonėms suinvestuoti daugiau negu 10 milijonų eurų ir padariau štai šitą viešą portfelį, kuris šiai dienai orientuotas ir į pasyvias pajamas ir šiek tiek į augimą, jis yra šiek tiek perkonstruotas šiuo metu. Tad jeigu įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo šešiaženklis portfelis, nuoroda yra apačioje, tai yra 134 tūkstančių, jau yra uždirbęs daugiau negu 40 tūkstančių. Tad vėlgi nemokamai, tai yra labiausiai sekamas portfelis Lietuvoje su 4587 sekėjais. Gerai, tai važiuojam į rinkų naujienas ir pradėsiu tikriausiai nuo bazinio dalyko, tai yra koks pas mus sentimentas. Atkeliaujam ir pasižiūrim į VIX rodiklį. VIXas nusiramino nuo praeitos savaitės, jeigu pasižiūrėsime, kad ir vieno mėnesio buvo užkilęs iki 25, šiek tiek rinka pasviravo, bet bendrai 18,55 iki 20 VIXas, tai reiškia rinka yra rami. Jeigu žiūrėsime į baimės ir godumo indeksą, tai užsirašom Fear and Greed Index, tai mes matom, kad šiuo metu mes esam baimėje, išlipom iš ekstremalios baimės, buvo čia apie 22-23, dabar esam baimėje, bet nepaisant to, kad mes esam baimėje, rinka kyla. Tai logika yra labai paprasta, jeigu rinka kyla netgi tuo metu, kai yra baimė, tai kas bus, kai mes pereisim į neutralią arba į godumo poziciją. Ir dažniausiai baimė ilgai neužsitęsia. Tai logika tokia. Ar tai reiškia, kad dabar yra geriausias laikas investuoti? Tai sakyčiau, kad ne, tai yra tiesiog palankus laikas įdarbinti savo pinigus, jeigu tu galvoji apie tai, nes kai rinka yra baimėje arba neapsisprendusi, tai yra geriausias laikotarpis, ne? Bet žinoma, tai nereiškia, kad toliau nebus baimės, ne? Gali rinka ir pakristi ir logika yra ta, kad mes galime atsidurti ir ekstremalioje baimėje. Bet logika kol kas yra tokia, kad mes vis tiek važiuojame į viršų ir tas labai džiugina. Dabar keliaujam prie pagrindinių naujienų, tai pradėsiu nuo Google, jisai pristato savo pirmąjį dirbtinio intelekto centrą Indijoje, pristatydamas visą įmonės dirbtinio intelekto paketą ir vartotojų paslaugas į šalį. Tai atidarė Indijos rinką, kitaip tariant, 15 milijardų JAV dolerių vertės investicija į naują dirbtinio intelekto centrą Indijoje, Vizage, nežinau kaip čia teisingai skaitosi, Andhra Pradesh valstijoje. Tai didžiausias kompanijos projektas Indijoje iki šiol, kuris taps vienu svarbiausių regioninių dirbtinio intelekto infrastruktūros mazgų pasaulyje. Turint omeny, kiek žmonių gyvena Indijoje, logiška, ne? Naujasis Google AI Hub apjungs galingą dirbtinio intelekto infrastruktūrą, duomenų centrus, naujus energijos šaltinius ir išplėstą šviesolaidžių tinklą, visą tai vienoje vietoje. Projektas įgyvendinamas 26-30 metais ir tiesiogiai prisidės prie Indijos Viksit Bharat 2047 vizijos, kas, jeigu išverčiant į lietuvių kalbą, tai yra technologijų plėtros ir ekonomikos skaitmenizavimo planas. Įdomu tai, kad Access Partnership analizė atrodo, jog šis centras sugeneruos bent 15 milijardų JAV dolerių JAV BVP augimo, nes projekte dalyvauja ir amerikiečių talentai bei technologiniai ištekliai. Kitaip tariant, tai ne tik Indijos šuolis į dirbtinio intelekto erą, bet ir naujas JAV bei Indijos ekonominio bendradarbiavimo lygis. Natūralu, kai tu JAV darbuotojus darbini dirbti Indijos naudai, tai yra Taip. Šita investicija gali tapti esminių lūžio taškų globalioje dirbtinio intelekto ekosistemoje ir Indija iš paslaugų tiekėjos virsta į technologijų kūrėją, kur ir vystosi tos technologijos. Ir tokie projektai rodo, kad bendrai dirbtinio intelekto infrastruktūra tampa naująją nafta. Kas ją valdo, tas formuoja ateities ekonomiką. Bet man atrodo, kad tai yra visgi burbulo dalykas. Ilgainiui tai gali sustiprinti Azijos vaidmenį pasaulinėje technologijų galybių lygoje ir atverti naujų galimybių investuotojams, ieškantiem ilgalaikio augimo sektorių susijusių su dirbtiniu intelektu. Energetika, duomenų apdorojimu, panašiai. Tai logika yra tokia, štai taip atrodo labai nuotaikinga nuotrauka. Dabar jeigu pasižiūrėsim, kaip atrodo Google'as, tai šiuo metu Google akcijos, Google Stock, tai mes turim virš 250 pinigų, šiek tiek šiandien pavažiavo žemyn,
bet bendrai tendencija yra labai tvarkinga. Ir tiem, kas pirko tuomet, kai aš kalbėjau apie šitą kompaniją, prie 145, 147, nu tai ta prasme, jūs turite tikrai labai smagų pavažiavimą aukštyn prie 250. Tai va, tai logika pirkti geras kompanijas, kai jos kainuoja pigiai, jinai atsiperka. Jeigu žiūrėt Max, nu tai buvo nupirktas, taip sakant, labai smagus dipas, štai čia, štai šitoje vietoje. Visi svajoja, ne? Tai va, išsiunčiau, atsimenu tuo metu, kokias 100 žinučių Instagram'e apie tai, ką pirkau. Nu, tada investavau į Google, tai jo, tie, kas Instagram'e manęs nesekat, tai pasižiūrėkit, nes tikrai buvo toks pretty much geras pirkinys į viršų. Tai va, štai šitoje vietoje. Jeigu 5 metus pasižiūrėt, nu tai va, čia va, mes kažkur jį pirkom ir valio. Gerai, keliaujam toliau. Novo Nordisk'as sudarė $2,1 milijardo vertės sandorį dėl įstrigusio Omeros vaisto nuo PNH. Tai išversiu lietuvių kalbą, vėlgi įsigijo teisės į Novo Nordisk'as, įsigijo teisės į Omeros sukurtą retų kraujo ligų vaistą Zalzenibart už sandorį, kurio vertė gali siekti iki $2,1 milijardo. Po to, kai Omeras dėl finansinių priežasčių sustabdė jo vystymą. Dabar Zalzenibart tai naujos kartos inhibitorius skirtas gydyti retą kraujo ligą paroksizminę naktinę hemoglobinuriją. Nu tai va, čia ir yra tas PNH. Vaistas išsiskiria tuo, kad gali būti vartojamas kas 8 savaitės tik tais ir pasak antros fazės tyrimų pagerina hemoglobino lygį bei stabdo hemolizę. Šis rytis šiuo metu yra dominuojama AstraZenecos ir vaistai yra Soliris ir Ultomiris, tačiau šitas vaistas gali pasiūlyti naują veikimo mechanizmą ir tapti labai konkurencingu ir turėti labai didelį proveržį būtent šitoje srityje. Nors Omero šiemet sustabdė 3 fazės tyrimus dėl kapitalo trūkumo, Novo Nordisk'as perima visą šitą projektą su planu plėsti klinikinius tyrimus ir į kitus retus kraujo bei inkstų sutrikimus. Tai jeigu pasižiūrėti, kodėl tai yra labai svarbus sandoris pačiam Novo Nordisk'ui, tai bendrai paėmus labai reti vaistai ir jų patentai ir jų, ta prasme, paleidimas į rinką, jis atneša gerokai daugiau negu tie masiniai vaistai, nes dažniausiai tai būna labai brangus vaistai, ne? Ir dažniausiai ypač retų ligų, ta prasme, marža yra nežmoniškai didelė. Tai bendrai pats Novo Nordisk'as, jeigu žiūrėti, ne, tai jie ieško naujų augimo variklį už to pačio Wegovy vaisto, kur yra, ta prasme, Ozempiko atitikmuo ir tai yra labai aukštos maržos segmentas, nes jisai gali kelis kartus viršyti masinės farmacijos produktus savo pelningumu. Tai jeigu šitas vaistas pasiteisins, tai gali tapti vienu svarbiausių Novo Nordisk'o vaistų po nutukimo terapijos bangos ir natūralų akcijos į viršų. Kaip šiuo metu atrodo Novo Nordisk'as, tai NVO stock šiai dienai 54,7, jeigu žiūrėti metus laiko po truputį čiuožia žemyn ir, tikrai nuo savo aukštumų su Ozempiku suvažiavęs 61% žemyn. Tai bet pati kompanija, PR ratio 14, jeigu fundamentalą žiūrėti, tai visai tvarkingai kompanija atrodo ir man atrodo, kad tikrai galėtų važiuoti labai tvarkingai ir pats esu prisidėjęs jos į savo ilgalaikį neviešą portfelį po 52, man rodos, pinigus pirkau. Tuo tarpu dirbtinio intelekto srityje, tai Salesforce'as investuos CRM. Tikeris investuos $15 milijardų San Franciskai, skaitant dirbtinio intelekto lenktynėms. Ir jie paskelbė apie investiciją per 5 metus, siekiant paspartinti dirbtinio intelekto diegimą ir iš naujo įžiebti augimą po sudėtingų metų, kai jos akcijos nukrito beveik 30%. Vėlgi, 99 metais Salesforce'as įkurtas San Franciske ir šiandien jie bando konkuruoti su Microsoft, Oracle, ServiceNow ir bendrai šitą investiciją finansuos dirbtinio intelekto inkubatorių ir padės įmonėm diegti Agentforce platformą, dirbtinio intelekto agentus galinčius automatizuoti klientų aptarnavimą ir kitas verslo funkcijas. Kuo skiriasi agentas nuo šiaip ChatGPT, tai agentui tu suteiki galimybę nukeliauti iki proceso galo. Tai kitaip tariant, kol jisai neužbaigia proceso, tol jisai negrįžta pas tave, ne? Tai reiškia, užsakyk vandens, tai tol, kol vanduo nebus pas mane atvežtas į namus, tol agentas nesustos, jisai pingins tavęs, jisai prašys kortelę pajungti, jisai prašys apmokėjimą padaryti, jisai tau suras, klausinės dėl to, koks vanduo ten tau reikalingas ir panašiai. Tai tai yra agentas versus paprastas AI'us. Dabar bendrovė taip pat pristatė Agentforce Voice, tai yra dirbtinio intelekto įrankis leidžiantis robotam atsakyti į klientų skambučius. Viso pasaulio dėmesį pritraukusi Dreamforce konferencija atneš miestui apie $130 milijonų pajamų, o vadovai teigia, kad augimas vėl įsibėgėja.
Man atrodo, kad augimas nebuvo sustojęs. Įmonė prognozuoja pajamas virš 60 milijardų JAV dolerių iki 2030 metų, o tai viršyje visus analitikų lūkesčius. Bet prognozė dažniausiai labai prasilenkia su realiais darbais dažniausiai. Tuo pat metu Salesforce didina akcijų supirkimo programą 20 milijardų dolerių ir siekia užbaigti 8 milijardų dolerių vertės informatiką įsigijimą. Bendrai, Salesforce'as ką daro, tai jie ruošiasi dabar antram dirbtinio intelekto etapui, kuriame svarbiausias bus ne tik technologinis proveržis ir AI'us, bet ir realus verslo pritaikymas su voice'u, su agentais integruotais į verslą ir kol kai kurie baiminasi, kad AI'us gali pakeisti apskritai tradicinę programinę įrangą, Salesforce tengiasi apskritai tapti tą platformą, kuri ir pakeis visą tai, ne? Jinai turėtų apjungti AI modelis, duomenis ir žmonių darbo procesus į vieną vietą, ir tinkamai žmogus, dažniausiai su low skills, tai yra su žemais įgūdžiais, taps tiesiog nereikalingas, nes jį pakeis AI'us, ne? Jeigu šitas planas pasiteisins, tai gali tapti didžiausiu Salesforce atgimimu nuo Slack įsigijimo, nežinau, kas naudoja darbę Slacką, o investuotojams tai signalas, kad AI transformacija dar tik prasideda, o ne baigėsi. Vien dėl to, kad Slack'as, yra jų, ta prasme, aš nenorėčiau turėti jų pas save portfelį, nes, man tai yra keiksmažodis. Nežinau, keliose darbovietėse naudojau Slack'ą, antiek man neprilimpa ir antiek nepatinka, kad, siaubas. Tai va, žodžiu, logika tokia. Tai, nežinau, galite pasidalinti savo įžvalgom apie Slack'ą. OpenAI'us ir Broadcomas. Vėlgi dirbtinis intelektas. OpenAI'us visur kiša dabar savo čia galūnės, ne, ir paskelbė apie strateginį bendradarbiavimą diegiant 10 gigavatų OpenAI sukurtų dirbtinio intelekto greitintuvų. Tai šita partnerystė skirta kurti ir diegti naujos kartos dirbtinio intelekto akceleratorius, specialiai suprojektuotus lustus, kurie iš esmės pakeis tai, kaip veikia ir vystosi dirbtinis intelektas. Tai tarsi dar mes jį spartinsim. Pagal naują susitarimą pati OpenAI projektuos dirbtinio intelekto akceleratorius bei sistemas, o Broadcomas bus atsakingas už jų gamybą, tinklų sprendimus ir infrastruktūros diegimą. Visa sistema bus sukurta naudojant Ethernet technologiją, leidžiančią itin efektyviai jungti dirbtinio intelekto serverių klasterius. Šitą iniciatyvą leis OpenAI pritaikyti savo pažangiausių modelių kūrimo patirtį tiesiogiai techninėje įrangoje, taip pasiekiant dar didesnį našumą ir efektyvumą. Ir Samas Altmanas kalba, kad tai yra kritinis žingsnis į priekį siekiant atverti dirbtinio intelekto potencialą ir kurti naudą visai žmonijai. O Broadcomas, tai aišku, čia yra visiems naudinga, daug pompastikos, lemiamas momentas siekiant dirbtinio bendrojo intelekto, tai yra AGI. Tai yra nebus tiesiog AI, tai yra Alternative General Intelligence. Va taip va. Tai va, bendrai tai yra vienas didžiausių sandorių dirbtinio intelekto infrastruktūros istorijoje. 10 gigavatų galios atitinka 10 pasaulinių duomenų centrų. Partnerystė rodo, kad OpenAI'us iš viso juda link visiškos technologinės autonomijos, siekdama mažiau priklausyti nuo tokių gigantų kaip Nvidia, Microsoft'as ir panašu, kad OpenAI'us gali būti iš tikrųjų ilgojo laikotarpiu vertingiausias IPO, kuris gali tik išeiti apskritai į biržą. Didžiausias ir vertingiausias. Tai jeigu nesprogs tas pats dirbtinio intelekto burbulas, nes man panašu, kad bet kur tu nespjauk, visur dabar yra dirbtinis intelektas. Kad ir kokias naujienas paimk, visur yra dirbtinis intelektas. Lūkesčiai įmonėms sukelti tokie, kad bet koks pirstelėjimas ataskaitose tiesiog gali sužlugdyti akcijų kainą kartu su tuo ir tave. Bet kokia nesąmonė, kurios nors įmonės ataskaitose ir po to, jeigu pradės kapstytis, visi, taip sakant, ir ieškoti teisybės, gali būti, kad ir kitose įmonėse pasimatys ir gali būti, kad tai sukels naują krizę. Logiška šita vieta. Tai man atrodo nelogiškas tas AI'us pridėjimas visur ir jeigu žiūrėti, tai vėlgi Brookfieldas ir Bloom Energy paskelbė apie 5 milijardų dolerių vertės strateginę dirbtinio intelekto infrastruktūros partnerystę. Aš jūs užknysiu tikriausiai šituose naujienose su dirbtiniu intelektu, nes Oracle Cloud'as diegs 50 AMD dirbtinio intelekto lustų, taip signalizuodama apie naują Nvidia konkurentą. Ir visos naujienos, kurias galima ištraukti apskritai iš naujienų portalų ir iš įmonių, realiai yra apie tai, kad kažkas kažką daro su dirbtiniu intelektu. Ir man to jau yra per daug. Atkreipkite dėmesį, koks yra naujienos rautas. Tai yra euforijos stadija, mano galva. O kas ateina po euforijos?
patys suprantame, ne? Tai logika yra tokia. Bet jeigu taip labai trumpai, dirbtinio intelekto gamyklos tai yra naujas duomenų centrų modelis, kuriame skaičiavimo pajėgumai, energija ir kapitalas sujungiami į vientisą infrastruktūrą. Ir Bloom Energy įneša savo pažangias kūro elementų technologijas, kurios leis tiekti švarę, patikimą ir vietoje generuojamą energiją be priklausomybės nuo senstančių elektros tinklų. Tai kitaip tariant, tu turėjai jajaus centrą ir vietoje iš karto gaminama elektra. Tuo tarpu Brookfieldas, valdantis daugiau nei 550 milijardų JAV dolerių turto, užtikrins finansavimą ir infrastruktūros vystymą. Kartu įmonės kurs dirbtinio intelekto gamyklas visame pasaulyje ir pirmasis objektas bus Europoje ir bus dar pristatytas šiemet. Partnerystė yra pirmoji Brookfieldo investicija pagal naują dirbtinio intelekto infrastruktūros strategiją orientuota į ilgalaikį augimą duomenų centrų, energijos ir skaitmeninių tinklų srityse. Šitas sandoris atskleidžia dar vieną naują AI-aus plėtros etapą, tai yra energijos infrastruktūros jau visas revoliucionavimas ir 35 metais vien JAV dirbtinio intelekto duomenų centrai gali viršyti 100 gigavatų elektros poreikį. Beje, žinot, koks yra BVP Amerikos nuo metų pradžios, jeigu mes išimsim dirbtinio intelekto data centrus? Jis yra pakilęs per 0,1%. Tarsi jis niekur nenujudėjo Amerikos BVP. Viskas, kas buvo sukurta, tai prasme, nuo metų pradžios, kas yra teigiamas BVP JAV, tai yra dirbtinio intelekto centrai. Tai prasme, viskas, tiek žinių, patys galite pasigūglinti. Aš šitą informaciją, kai sužinojau, kapėts, tai prasme, jeigu dirbtiniam intelektui kažkas dabar nutiktų, data centrų poreikis sumažėtų, visą kitą BVP, visas žemyn ekonomika, visa žemyn natūralų krizė, recesija ir taip toliau. Man atrodo, ne dirbtinis intelektas, bet dirbtinio intelekto data centrai, kurių pajėgumai šiuo metu generuoja daugiausia BVP JAV, jeigu jie griūna apskritai visa kortų kaladė, viskas. Tai galite pasidalinti, ne, savo nuomonę apie tai, bet vėlgi šitas projektas rodo, kad AI-aus investicijas persikelia ne iš programinės įrangos į fizinę energetikos tą bazę vadinamą, ne, kur realiai jau AI-aus poreikis tarp žmonių yra toks didelis ir tarp verslų, kad ant to statosi visas JAV BVP augimas, kuris yra nuo šių metų. Tai yra kosmonautika, ne, ir AI-aus energetikos infrastruktūra taps viena karščiausių temų per ateinantį 10-metį, jeigu tas burbulas, taip sakant, ir toliau pūsis. Bet mano kažkaip tai tokia čiuika sako, kad reikia turėti kešo ir aš labai nenoriai po truputį darbinėju savo pinigus, kurie yra skirti šiuo metu portfelyje. Kodėl atlaisvinau labai daug pozicijų, tai man turėčiau kešo tiesiog, tai šiuo metu portfelyje 33 tūkstančiai sėdi kešų, galima investuoti su marža 60 tūkstančių, papildomai nepildant sąskaitos. Tai aš tikriausiai kažkur apie tą rėžį pasistengsiu ir laikyti. Investicijos yra 100 tūkstančių su virš 101 tūkstantis. Tai mano logika yra, ta prasme, labai paprasta. Turėti kešo ir stengtis jį išnaudoti per ekstremalią baimę, kai visi šitie dirbtinio intelekto dalykai subliukšo. Man atrodo, kad anksčiau ar vėliau tikrai tie lūkesčiai nepasiteisins. Ir logika, ne? Vėlgi Oracle Cloudas, DX50 AMD dirbtinio intelekto lustų. Oracle tai yra vienas reikšmingiausių žingsnių dirbtinio intelekto infrastruktūros plėtros rytyje. Ir atkreipkit, kad yra dirbtinio intelekto infrastruktūra, ne? Tai nėra dirbtinis intelektas kaip ten AI-us, kad programinė įranga, kieno ten skaičiavimai galingesni. Ne, tai yra tas, kas tieks infrastruktūrą dirbtiniam intelektui, tas ir laimės šitas varžybas. Tai yra vėlgi, tai yra pirmieji AMD lustai, kuriuos galima surinkti į didelius RAC tipo modulius, leidžiančius 72 procesoriam veikti kaip vienai sistemai. Būtent taip treniruojami pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai. Ir sprendimas ateina po kelių stambių sandorių. OpenAI neseniai pasidarė 5 metų 300 milijardų dolerių vertės debesų kompiuterijos sutartį su Oracle ir atskirai 6 gigavatų galios procesorių tiekimo sutartį su AMD. Ir visa tai, natūralu, pinigai stumdosi tiesiog toj pačioje ekosistemoje, ne? Nvidia, AMD, Oracle, Salesforce'as, OpenAI. Mano galva, iš ten dirbtinai šitame burbule ir sukūriamas tie papildomi BVP skaičiukai JAV. Ir tai yra dirbtinai padaryta. Tik mažai kas tą supranta. Aš nežinau, pataisykit mane, jeigu aš neteisus. Jeigu jums atrodo, kad yra kitaip, bet man atrodo, kad yra būtent taip. AI tiekimo grandinė, diversifikacija ir panašiai, ir visos kompanijos, kurios šiuo metu prideda savo AI infrastruktūrą, tai jos šauna į viršų, pasirašo kontraktą planui įgyvendinti ir
Tarsi, akcijos kaina važiuoja nežmoniškai į viršų. Kodėl? Dėl to, kad tai yra lūkesčiai. Ne? Bet tai nėra nieko pagrįsta. Kiek kitokias reiškia naujienos, konfiskuoti bitkoinai 127 271 ir pagrindinis kaltininkas yra Kambodžos konglomeratas Prince Group ir vadovas Chen Ji. Kažkaip taip tarėsi tikriausiai. Kaltinimai yra dėl milžiniškos kibernetinių sukčių imperijos, iš kurios, kaip ir sakiau, yra konfiskuoti tie bitkoinai. Ir tai yra mažiausiai 15 milijardų JAV vertės konfiskacija. Dabar pabrėšiu, kad jeigu jūs laikot piniginėje savo bitkoinus, tarkime, tam pačiam trezoriuje arba ledgeryje, tai logika, kad konfiskuoti juos iš jūsų turi išreikalauti 24 žodžių frazę, arba pin kodą. Kitaip, negalima jų konfiskuoti, nėra techninės galimybės jų konfiskuoti šitų bitkoinų. Tai turėkit šitą dalyką mintyje, ne, kad, be jūsų niekas neįvyks. Tai va, jeigu atidavė kodus, tai atitinkamai ir buvo konfiskuoti jie. Čenas tai yra 38 metų Kinijos kilmės verslininkas, gyvenantis Kambodžoje šiuo metu, kaltinamas elektroninio sukčiavimo ir pinigų plovimo schemomis, kurios veikia nuo 2015 metų. Prince Group paviršiuje atrodė kaip teisėta įmonė grupė su nekilnojamu turtu, finansų, technologijų padaliniais, bet prokurorai teigia, kad iš tiesų tai buvo viena didžiausių tarptautinių nusikalstamų organizacijų Azijoje. Ir skundai rodo, kad tūkstančiai žmonių buvo priverstinai laikomi tose vadinamose darbo stovyklose, tai jiem nemokėjo už tai, kur vykdė vadinamosius pig butchering tipo sukčiavimus. Ką tai reiškia? Tai užmegzdavo santykius su aukomis, priversdami jas investuoti į fiktyvias kriptovaliutų platformas, o vėliau viską pasisavindavo. Kažkur girdėta istorija, ne? Skambina kažkas, sako, investuok į kriptovaliutą, aš tau padėsiu, pervesiu pinigus ir taip toliau ir panašiai. Ir suprantame, ne, kur tai veda. JAF iždas paskelbė Prince Group tarptautinę nusikalstamą organizaciją. Jungtinėje karalystėje įšaldyta 130 milijonų svarų sterlingų vertės turto, įskaitant 12 milijonų vertės namą Londone pačio vadovo. Šitas atvejis parodo, kad kripto sukčiavimo industrija yra labai įsišaknyjusi ir išsivyščiusi labai stipriai ir tai yra globalus organizuotas verslas. Valdžios institucijos ima veikti agresyviau negu anksčiau ir 15 milijardų dolerių vertės konfiskavimas signalizuoja naują precedentą finansinių nusikaltimų istorijoje. Tai yra valdžios gebėjimą perimti net anonimiškai laikomas tas pačias bitkoino lėšas. Klausimas, kaip jie tą padarė, kaip jie perėmė, nėra techniškai aiškus, ne, bet, logika yra tokia, kad arba turėjo atiduoti slaptažodžius, arba turėjo jiems pervesti šitą turtą, ne per klaidą kažkokią, gal ne per klaidą. Kripto rinkas vis dar visiškai, tai yra laukiniai vakarai, jeigu kažkas pasisavino jūsų kriptovaliutą, praktiškai atgauti pinigų nėra galimybės, tai jeigu jums skambina ir sako, kad ten kažkas kažkaip kažkur, uždirbsi ten 200% per metus, bėkit iš ten. 20% per mėnesį, bėkit iš ten, blokuokit iš karto, nebūna tokių dalykų. Tikiuosi tie, kas prenumeruoja kanalą, šitą dalyką supranta. Gerai, toliau keliaujam. JAV yra uždarytas tas government shutdown šiuo metu yra ir tai kainuoja ekonomikai ne 15 milijardų per dieną, o iki 15 milijardų dolerių per savaitę. Tačiau vis tiek perspėjimas atkeliavo iš Scotto Bresino, kad 2 savaičių trūkęs paralyžius jau pradeda pjauti per raumenis ir stabdo investicijų bangą JAV. O tas government shutdown, tai reiškia, kad šalys nesusitarė dėl tam tikrų sprendimų ir jos derasi, ne, ir tuo metu neveikia vyriausybė, ne, šitoj vietoj. Tai toks neapibrieštumas laiko investuotojus ant įtampos ir dabar pagalvokim, mėnesio pabaigoje turėtų prasidėti vėlgi palūkanų svarstymas. Neturėtų prasidėti, bet bus praneštas palūkanų svarstymas. Dabar jeigu iki to laiko bus atidaryta ir vyriausybė, atitinkamai investuotojai turės aiškę kryptį, kas ir kaip, ir gali būti, kad rinkos važiuos labai godžiai į viršų vėl, ypač po šitos savaitės gerų ataskaitų. Nebent Trumpas patvytins vėl kokią nors nesąmonę, ne? Nes Trumpo tweetai labai prasilenkė su jūsų bet kokią techninę analizę. Besentas pareiškė, kad nepaisant politinės aklavietės, JAV išlieka investicijų traukos centrų, ypač dėl dirbtinio intelekto ir pramonės atgimimo. Jo teigimu, Trumpo politika išlaisvino ekonomikos bumą panašų į geležinkelių revoliuciją XIX amžiaus pabaigoje ar interneto bumą 90-aisiais. Būtent. Jis perspėjo, kad ilgėjantis valdžios uždarimas stabdo šį tempą, tai ir tuo pat metu Besetas teigia, kad biudžeto deficitas sumažėjo nuo 1,833 trilijono iki maždaug 1,817 trilijonų dolerių, o deficito ir BVP santykis galėtų grįžti prie 3% per artimiausius metus, jeigu šalis augtų daugiau ir išleistų
mažiau. Nepaisant to, Kongreso biudžeto biuras teigia, kad santykis vis dar viršyje 5%. Tai kuo tikėti čia šitoje vietoje nėra aišku. Vėlgi, politinis paralyžius gali kelti realią grėsmę JAF ekonomikos pagreičiui. Jeigu viskas užsitęs labai stipriai, tai bus neigiamas efektas, jeigu viskas išsispręs ir bus greitas sprendimas, tai turėsim tikriausiai augantį dalyką. Tai logika yra labai paprasta. Investuoti praktiškai niekada nebus geras metas. Investuoti šiuo metu tai yra didelis neapibrėžtumas, kaip ten bus, kas ten bus ir pakankamai didelė baimė dėl to neapibrėžtumo, kaip ten bus, plus dėl dirbtinio intelekto burbulo. Tai logika yra labai paprasta. Kai visi ruošiasi krizei, dažniausiai krizė neateina, krizė ateina tuomet, kai visi atsipalaiduoja ir išlenda kažkoks staigus, netikėtas efektas. Tačiau mano galva šiuo metu mes turime didžiulį dirbtinio intelekto boomą. Ir jeigu mes jau norėtume investuoti, tai nereikia mesti visų pinigų į rinką, pasilikit 10-20%, taip sakant, tam, kad galėtumėt nupirkti tuomet, jeigu rinka labai kristų, darbinkit apie 80% kapitalo. Ir šiai dienai tikriausiai labiausiai aš atkreipčiau dėmesį į defense akcijas, tai yra apsauginės akcijos, tai yra nekilnojamo turto fondai ir trestai, tai tarkim Realty Income'as, VC Properties ir panašiai. Aš žiūrėčiau į energetikos sektorių, kuris vis tiek, anksčiau ar vėliau, nesvarbu, bus krizė, nebus, žmonėm reikės elektros, dirbtiniam intelektui, prie kurio visi priprato, irgi reikės elektros. Tai logika, kad energetikos sektorius vis tiek važiuos į ateitį. Ir mano galva, jeigu jau investuoti, tai šiai dienai investuoti konservatyviai, nesivaikyti visokių super užaugusių technologinių akcijų ir galbūt tiesiog paprasčiausias sprendimas ilguoju laikotarpiu investuoti į S&P 500, tai yra SPYL ETF-as, ANAF, tai yra Nasdaq'o 100, kuris labiau orientuotas į technologijas, ne? Ir jeigu labai norisi, tai Bitcoinas, ne? Tai ir tą galima padaryti per vertybinių popierių sąskaitą. Europiečiai gali prieiti prie WBTC EU Wisdom 3 Physical Bitcoin ETF-as, 22 pinigai už vieną fondo vienetą. Tada nereikės laikyti kripto, taip sakant, pačiam, nieks nekonfiskuos, taip sakant, ir pinigai bus laikomi fonde per licencijuotą vertybinių popierių sąskaitą. O jeigu tokios dar neturi, tai nuoroda yra apačioje, atsidaryk per 15-20 minučių, pasitvirtink tapatybę, pasitvirtink adresą, susirink visus bonusus ir pasimatysim kituose video. Tikiuosi naujienos patiko, pelningo investavimo ir iki kitų kartų.